Sveiki, su jumis Justo virtuvė. Ir šiandien mano pirma pamoka, kaip pasigaminti tinginį. Tinginiui pasigaminti jums reikės 500 g sausainių gaidelis, 1 indelį kondensuoto pieno, 200 g sviesto ir 6 šaukštelius kakavos. Dabar ištirpdysime sviestą. Taigi, dedame sviestą. Sviestą tirpdykite tol, kol nebliks jokių gabaliukų. Stoviai maišykite, kad neprisviltų. Sviestą maišykite ir po biškį pilkite kondensuotą pieną, kad gerai viskas įsimaišytų. Masę maišykite tol, kol pasikeis spalva. Štai kokia turi atrodyti mūsų masė išvirus, va. Manau, bus skaniai. Dabar dedame 6 šaukštelius kakavos. Dabar viską maišome gerai, kol parodos masė. Dabar subersime 500 g sausainių gaidelis. Viską suberiame ir nepamirštame maišyti. Tik neatsisukite didelios ugnies, nes viskas prisvils prie dugno. Viską gerai išmaišę turėtumėte gauti šitokią masę. Gautą masę dėkite į maišelius arba į skardą. Aš dėsiu į skardą, o jūs kaip norite. Viską gerai išlyginkite. Ant viršaus uždėkite dar vieną kepimo popierių ir viską prispauskite. Galite uždėti kokį sunkų daiktą. Ant viršaus uždėkite lentą ir viską gerai suspaudžiame, kad dar geriau įsilygintų. Viską suspaudus nešame į šaldytuvą. Geriausiai būtų palaikyti per naktį, o ryte atsikėlus jūs rasite skanų tinginį. Tai va, praėjo naktis, tinginys jau gatavas, galime ragauti. Čia turėtų būti skaniai. Kažkaip man keistiems. Ačiū, kad žiūrėjote mano video, laikinkit, prenumeruokit, komentuokit. Jeigu norite man pasiūlyti daugiau receptų, ką aš galėčiau pagaminti, rašykite į justo virtuvę @gmail.com arba į komentarus. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Iki.